Esu šitoj bendruomeniai, kaip, pavyzdžiui, mano vyras tai sakė sektai, bet aš galiu pasakyti, kad tai sektai yra labai labai gera, daug pozityvių emocijų įnešanti. Ir aš atsiradau prieš 7-8 mėnesius su šitos kompanijos produktais dėl savo dukros, nes mano dukra turi įgimtą, sakykime, neįgalumą. Jisai šiai dienai dar yra neišgydomas, bet mano dukra paskutinius 2 metus labai labai sunkiai vaikščiojo, nes jai kadangi labai greitai augo ir jai labai skaudėdavo, traškėdavo kaulai. Tai tiesiog mes buvom prieš tai jau gėrę nuo 10 metų visokiausius įvairiausius papildus ir nieks nepadėjo. Ir mes praeitais metais, birželio mėnesį, nuvežam ją pas ortodontus, dėti plokštelės ir mums sako, mes jų nedėsim už jokius pinigus, nes jūsų tiesiog vaikui dantys ištrupės. Turit gerti žuvų taukus, turit naudoti D vitaminą. Aš sakau, bet aš duodu, ten po 100 eurų kainuoja tas zinzinas ir ten visokiai nieks nepadeda. Ir taip tiesiog atsitiktinai viena mano klientė sako, jūs pabandykite tą. Tai vat aš pradėjau duoti, mes nuėjom dabar spalio mėnesį pas ortodontę, puiku, užsirašėm, vasario mėnesį važiuojam dėti jau kabės. Dukrai per tą laiką nustojo traškėti kaulai, jinai su manim kai vaikšto, tiesiog nebeskauda. Ir aš dukrai rugsėjo mėnesį dar pasitikrinau, sakau, tau nebeskauda kaulų. Sako, biški retkarčiais būna, bet vieną kartą. Bet tai jau visiškai nesukelia jokio diskomforto. Ir jinai, kai jau jai yra padarytos 5 operacijos, tai po 2 operacijos mano gydytojai pasakė, kad labai reikėtų naudoti vitaminą E, bet natūralų. Tai čia buvo, sakykime, prieš 10 metų. Aš to vitamino ieškojau visur, visus metus. Tiesiog nėra tokio vitamino. Natūralaus. Tiesiog vaistinėse tada jo nebuvo natūralaus. Aš nesupratau, kame ten labai skirtumas to natūralaus ar sintetinio, bet man tiesiog pasakė, kad tokio reikia, aš tokio ieškojau, neradau ir velniai nematė, aš jį palikau ramybėj. Tai vat ateinu į kompaniją ir už tą vitaminą randu. Šiai dienai, kaip vystosi toliau jos eiga tos ligos, negaliu pasakyti, nes mes laukiam jau 7 mėnesius eilėje pas gydytoją, bet kada nors pateksim. Tai va, o tuo pačiu aš labai turėjau problemų su miegu, tai paskutinius 3 metus man buvo labai didelė migrena ir aš tiesiog naktim gilaus miego turėdavau 10-15 minučių per naktį, per kelis kartus sudėjus. Tai aš pradėjau nuo vienos tabletytės, magnezio, ir man po 2 mėnesių, aš tiesiog tos 2 mėnesius tikrai ėjau dar daugiau miegoti, dieną, visur dirbdama, visur miegojau. Tai vyras sakė, aš nežinau, kokius tu čia narkotikus geri, nesuprantu, čia tavo ta sekta. Ir po to aš tiesiog, sako, tu važiuoji atostogauti, tu nieko nedarai, tik miegi. Ir tada aš tiesiog vieną dieną, irgi taip, atsikeliu ir suprantu, bet aš nebenoriu miego. Ir tiesiog dabar aš galiu išgerti 1 arba 2 tos magnezio tabletės, išgeriu žuvų taukus, D vitaminą. Ir aš puikiausiai viskas geros nuotaikos, tai dabar vyras man atvirkščiai sakė, kokius tu narkotikus geri, kad tu visą laiką linksma. Jam niekaip neįtiksi. Ir prie to pačio tiesiog, aš net tų dalykų nesureikšminau, bet aš nuėjau pas savo higienistą ir sakau, man po metų laiko reikia vėl daryti dantų higieną, tai jis sako, ką tu darai? Nevalgai? Nesakau, kas valgau normaliai. Sako, aš tau neturiu ką daryti, tiesiog su soda nubalinsiu dantis. Nėra panašu, o pas mane būdavo kas pusę metų. Tai sako, tai ką tu darai? Nieko, sako, aš nedarau. Ir po to saurelė aš niekur galvoju, užmiršau pasakyti, kad aš neolife naudoju jau 3 mėnesius. Tai va, tai tokiais.